Tai sveiki visi klajūnai. Šiandien yra nuostabus sekmadienis vasaros, vienas iš paskutinių. Ir kągi mes čia turim? O mes čia turim šitą aparatą, kurį reikia iš Kauno nugabenti į Vilnių remontui. Aišku, iš Kauno į Vilnių yra ir asfaltuotų kelių, bet jais važiuoti neįdomu, tai naudojamės progą dar šiek tiek panotikiaut. Bet šiandien ne apie tai. O apie tai, kad iš Vilniaus reikės man grįžti, nes mašiną reikės palikti Vilniuje. O bandysim grįžti štai su tokia transporto priemonė. Kaži čia nenulėkė jisai man čia tais žvyrais važiuojant, laikosi kažkiek. Grįšim su tokia transporto priemonė, bandysim parmint pedalais, padedant elektrai. Atstumas bus maždaug apie 130 km. Atgal reikės grįžti, akumuliatorius pasikroviau pilnai, ir žiūrėsim, kas čia bus. Aišku, čia dviratininkai tikri iš manęs turbūt juokėsi pilvus užsiėmė, kas tas yra 124 ar 130 kilometrų, turbūt nieko nėra, bet aš ne sportininkas ir važiuosiu turbūt atgal irgi ir tokiais keliais, nebus vien tik tai asfaltas ir kamgi tiek kankintis tos pedalus sukant, yra ir elektra, kuri man padės parvažiuoti. Nežinau, ar baterijos užteks, apie patį dviratį ir apie bateriją šiek tiek vėliau. Ar baterijos užteks man parvažiuoti iki pat namų, nes šitą dviratį pamint be elektros, jau yra kas veikti, kaip sakant, komforto jokio. Bet nuotykiai yra nuotykiai. Netrukus ir paaiškės viskas, kaip bus. Iki Vilniaus jau nebetoli, nuo šitos vietos jau lysim turbūt jau ir asfaltą. Pristatysim automobilį autoservisą, nusikrausim dviratį ir judėsim link namų. Taigi žiūrim, kas čia bus. Tai štai ir atvykom automobilį palikti į autoservisą. Ir nuo šiol kelionę tęsim su šitu daiktu. Reikia dar tik tai tašes išsikrauti ir susidėti daiktus. Šiaip pradžiai gal apie patį dviratuką. Tai čia yra NGV X26, aišku, Kinijos liaudies Respublikos kūrinys. Ir tai yra elektrinis dviratis. 2 baterijų, viena baterija čia yra rėme ir kita čia yra po sėdynė. Baterijų bendra talpa kiek daugiau nei 1 kWh. Dviračio galingumas yra nominalus kilovatas ir maksimali galia kilovatas 300 vatų. Svoris 41 kg. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šitam daiktui jau yra privalomas draudimas civilinės atsakomybės. Be jokios abejonės jisai yra. Anksčiau, kas seka Facebook'e, buvo tokia istorija, kad jį, kai teko šiais metais apsidraust, pirmą kartą gyvenime jo draudimas kainavo netgi brangiau metams negu motociklo Honda Goldwing. 1.8 kubatūros, 6 cilindrų motociklas kainavo apdrausti pigiau negu štai šitas dviratis. Bet paskui dar pasieškojau giliau, radau draugiškesnį pasiūlymą ir persidraudžiau už jau suprantamą kainą. Tai va, kągi. Bandysim mint, bet prieš tai susikraunam daiktus ir į kelią. Daikteliai. Turime ant priekinės šakės porą tašyčių. Ir mes į jas talpinsim, ką mes jas talpinsim? Filmavimas, dronas, filmavimas, pakrovėjas dviračiui, pakrovėjas vairuotojui. Užteks tiek maisto. Tai imam šitus daiktus, dar džemperiuką, jeigu bus šalta, nors šiandien 30 laipsnių pranašauja.
Ir pitaką. Dar turėsim pitaką, jeigu kas nors atsitiks. Kam pakrovėjas dviračiui? Nežinau, miške ieškosiu rozėčių, jeigu pasibaigs elektra. Nu, arba pas gerus žmonės eisiu. Tai viso mes bagažo turim tas 2 tašytės. Nu ir čia bambalį vandens. Bandom susipakuot ir lėkt. Daiktai sukrauti. Maršrutas užstatytas. Pasižiūrim, ką čia mes turim. Mes turim 123 km. Gerai, važiuokim. Važiuokim, jungiam elektrą čia. Jungiam elektrą čia. Pasižiūrim, ar nunulintas odometras. Baterija 100%. Pradėkim kelionę. Taigi, pirmieji metrai, pirmieji kilometrai. Nuvažiavom 5,3 km. Ir štai jau prasidėjo gruntiniai keliai. Kaip minėjau, parsisiunčiau kažkokį tais apsą, aš jo nesu daug naudojęs. Bet jame galima nustatyti režimus, koks dviratis, kokiais keliais vesti, ar asfaltuotais, ar neasfaltuotais. Tai aš pasidariau miksą ir štai aš jau gaunu miško ir nuostabių peizažų. Tai asfaltais man su šitų dviračių išeina kruizint 20-30 km per valandą, miškais. Gal va čia aišku nuo kelio dangos priklausys, bet kažkur tais turbūt ant 20 važiuosim. Tai va. Dar gal papasakosiu apie patį dviratį, apie pačius režimus, ką jis čia turi, kaip čia kas reguliuojasi, bet gal jau kai sustosiu ir darysim pertraukėlę. Truputėlį atsipūs. Nežinau, turbūt kokį 20 km reikia nusimint pradžiai, o paskui jau bus galima sustot ir šiek tiek pailsėt. Tai va tokie tie dviračių takai Vilniuje. Rupus miltai. 7 km nuo oro uosto nuvažiuota. Ir štai kokie dviračių takai Vilniuje. Siaubas, siaubas. Bet aš tokių ir ieškojau. Taip kad gal ir ne visai siaubas. Gal grybų rasiu. Jei jau dviračių takais važiuoti neišeina, gal bent pagrybausiu. Oi. Čia nice. Bandom. Maršrutas parodė, kad man reikia kirsti geležinkelio bėgius. Kaip tą padaryti saugiai, yra turbūt požeminė perėja. Pašaliniams vaikščioti draudžiama, bet aš ne pašalinis. Aš čia
Aš čia gyvenu, Lietuvoje, man reikia į kitą geležinkelio pusę. Tad bandom. Turėsim ir šviesos. Labai gerai. Taip. Va. Visai neblogas koridoriukas. Beje, šviesos pas dviratį įsijungia automatiškai, kai sutemsta. Technologijos. 4 kelias, 5 kelias, neįdomu, man reikia į aną pusę. Negaliu įsitiesti visą galvą, visų ūgių važiuodamas. Čia gerai, vėsu. Gal čia net ir atsipūst. Vėsiai. Bet kad dar tik tai 9 kilometrai nuvažiuota, tai nėra ko čia ilsėtis. Štai ir išlysim iš po žemių. Elektra. Pasikraut dviratį. Užakinta, neišeis. Nereikia dar krauto dviračio. Gerai, bandom užvažiuoti. Turi pėsčiojo ėjimo tą režimą, kad kai pėstis peškom eini, kad nereikėtų stumt tokio svorio, jis taip pats važiuoja lėtų greičiau. Tai va, į tokius laiptus užvažiuoti labai patogu. Labai patogu. Nes 40 kg dviratis, dar daiktų, koks 15 kg. Tokį svorį stumt yra kas veikti. Štai ir išorė. Bėgimas su kliūtimis. Reikėjo gal dar sunkesnį dviratį pasimti per šį čia, kad kilnotis būtų smagiau. Bėgiai užėlė. Nu gerai. Kelias. O ne, ir vėl. Ir vėl. Nu vėl tai vėl. Reikia apeit. Ką daryti dabar? Tai rezultatas kol kas biški nuvilintis. Nes jau valanda kelyje, o nuvažiavau tik 10,6 km. Tai jeigu tokiu tempu, tai namus pasieksiu po 11 valandų. Nu, bet čia dabar, sakykim, gal atkarpos sunkios, tie geležinkelio bėgiai, visur medžiai pargriuvę. Čia vos ne pėsčiom reikia eiti. Nieko, toj tempo tikiuosi pridėsim. Arba ne, o jeigu ne, tai bus visai neblogas nuotykis. Grįšim tamsoj, šviesas turim, ne tik gamyklinės, bet ir papildoma. O jinai šviečia visai neblogai. Taigi, bandom duoti tempo. Tempo. Vėl bėgiai. Man bėgiais važiuot. Nu, taip, per bėgius pereit. Ir vėl. Nu gerai. Vėl tai vėl. Čia bėgiai užžėlę, surūdyję, nenaudojami. Bandom. Nu blemba tą 50 kg per bėgius kilnot. Reikėjo paprastą dviratį pasimti. Aha. Bet kitaip kalbėsiu, kai asfaltą išvažiuosiu. Kasgi čia? Takelis. Puiku. Vis geriau negu medžiais užvirtusi trasa. Nenoriu daugiau bėgių. Ir vėl bėgiai. Nekenčiu bėgių. Jeigu jos reikės kirst, bet vedukas yra, bet maršrutas kol kas rodo tiesiai. Palei bėgius. Gerai. Nemėgstu traukinių. Nenoriu bėgių. Taip, kur čia man reikia važiuoti? Kur? Takeliu. Bet kaip įdomu, va tokį takelį navigacija žino.
Čia kaip suprast, man va tas va keista. Navigacija veda tokiu va takeliu. Nu, okei, veda tai važiuokim. Vėl Vilniaus pakraštys čia jau turbūt. Nuo oro uosto nuvažiavom 12,4 km. Baterija 8% jau. Asfaltos. Truputį asfalto. Valio. Eina sau. Galim duot gaziuko. Naudojantis progą ir baterijai, kad gal atsistatė iki 100%. Gavo galios, nusėdo. Dabar atsistatė. Galim duot gazo, kol toksai kelias. Be jokių traukinių bėgių. Pasaka. Liko 111 km. Na, jeigu tokiu keliu, tai čia mes jos greit padarysim. Bėgiai. Vėl bėgiai, bet su perė šį kartą. Gerai. Tokius bėgius aš mėgstu. Minam. Ojojoj. Ir jeigu miško keliukai tokie va būtų visada, tai irgi pasaka. Oho. Ojoj. Ojoj. O, fainai. Pasaka. Tilpsiu ar ne? Tilpsiu. Užžiojam. Bum bum. Einu apsidairyti. Fiu. 15 km. Gal galima čia ir pertraukėlę padaryti, graži vieta. Taip ir padarysim. Trumpa pertraukėlė, vieta čia visai graži, gal dar ir su dronu reikės prasiskraidyti. Turime šią kabantį tiltą. Turim kabantį tiltą, šalia eina geležinkelio tiltas, bėgiai. Nemėgstu bėgių. Nuo šiandien nemėgstu bėgių. Štai geležinkelio tiltas. Nuostabus vaizdai. Upė irgi gaiviai atrodo.
reikės gal įsilyst kažkur pakeliui. Gerai, trumpa pertraukėlė. Per pertraukėlę žadėjau šiek tiek apie šitą dviratuką papasakot, kas tai per žvėrelis. Tai kaip ir minėjau, tai yra Kinų liaudės Respublikos kūrinys NGV X26, elektrinis dviratis, kilovatas nominali galia ir kilovatas 3 maksimali galia. Tai ką žinau, pagal brošiūrą jisai rašo, kad gali nuvažiuoti vien elektrą 100 km, bet čia turbūt idealiom sąlygom, lygių, kietų paviršium ir turbūt greičiu kokiu nors ten 15-10 km per valandą. Minant aš šiaip jau su juo esu mynęs, esu iš Šiaulių parmynęs ratais kvadratais, tai buvo maždaug apie 214 km su juo parvažiavau. Aišku, baterija buvo išsėdus, ne iki galo, bet jau pabaiga. Pedalais min tikrai reikėjo pakankamai smarkiai, kad tokį atstumą nuvažiuoti, nes kaip visada važiuoju šunkeliais, ne asfaltais, tai asfalto aišku, kad baterija lėčiau sėda. Tai va, tai kas čia dar? Yra keli režimai važiavimo. Užsikrauna Windowsai. Yra keli važiavimai režimų, tai normal, 5 režimai. Toliau yra sportas, irgi tie patys 5 režimai. Ir eko kažkoks tai. Irgi tie patys 5 režimai. Tiesiog švelniau arba smarkiau įsibėgėja priklausomai nuo to režimo. O šitas 1, 2, 3, 4, tai maksimalus greitis elektra pasiekiamas. Reiškia, ribojasi. Jeigu nenori lėkt, tai ant 3-4 maždaug važiuoji. Jau jeigu spaudi, tai ant 5 ir dar gali net ir sportą įsijungti. Tai va, yra autopilotas. Nežinau, tik tai nei karto šio man nepavyko jo įjungti. Šviesos įsijungia, išsijungia, gali įsijungti automatiškai, kad užtemsta, čia yra šviesos sensorius, tada šviesos pačios įsijungia. Ir va toks žaisliukas, aišku, čia viduje meniu yra nustatymų begalės. Toliau, kas svarbu, yra kaip ir pas paspirtuką gazas rankinis, jeigu nenori sukti pedalų, tai gali vien tik tai su gazu važiuoti, reiškia vien tik tai elektrą. O šiaip tai, kai suki pedalus, ta elektra padeda tau važiuoti. Padėjimo lygis priklausomai nuo to, kokį čia užsistatai galingumą. Toliau. Važiuoklė. Tai čia važiuoklė jau įspūdingai atrodanti tikrai. 3 taškų amortizacija, tai yra priekinė šakė, tai savaime suprantama reguliuojami, ten kietumai, minkštumai arba užsirakina iš viso. Ir gale 2 taškai, tai šitie ir šitas amortizatorius. Viskas čia reguliuojasi, aukščiai, oro gali prisipūst, pasikėtint, susiminkštint. Atrodo įspūdingai, bet dėja veikia turbūt blogiau negu vidutiniškai. Atrodo 5 kart įspūdingiau ta važiuoklė, negu kad jinai veikia. Imitacija, žodžiu. Aišku, nevažiuoji visiškai kaip su kietu dviračiu, bet kad čia būtų kažkokia tai gera labai amortizacija, kad važiuotų minkštai. Tai tikrai taip nėra. Dar kas yra baterijos, kaip minėjau, yra 2. Viena po sėdynę, kita va čia varėmė. Išsiema jinai dviratį perskėlus pusiau. Gal ir transportuotis patogiau jį pusiau perskėlus į bagažinę, bet jau bagažinė turi būti labai didelė, kad jisai įtilptų. Bet man yra vienąsyk pavykę jį talpinti. Aišku, vairą reikėjo nuimti, nes per plotį jau niekaip netilpo. Ir sėdynę žemyn suleisti. Vairas. Tai vairą aš esu susikonstravęs pats pasikėlęs aukščiau, nes kadangi čia kaip ir kalnų dviratis, treko dviratis, tai vairas tikrai žemai. Ta sėdėsena tokia, kad į pedalus turbūt jėgos daugiau perduot galėtum. Bet jeigu važiuoju tolimom distancijom, tai tikrai nepatogu. Tai aš susikonstravau vairo
iškėlimą ir patraukimą šiek tiek. Na, toliau kas čia yra. Papildomą šviesą dar užsidėjau. Gamyklinė šviesa, jinai šviečia, bet visiškai sutemus tikrai norėtųsi daugiau. Tai kadangi mėgstu važiuoti ir važiuoti toliau, tai užsidėjau ir papildomą šviesą. Tai šita šviečia labai gerai. Neatsimenu šios ten tų charakteristikų, bet jeigu mašinos mirksi ilgom šviesom, kad ją išjungčiau, reiškia šviečia tikrai gerai. Ir telefono laikiklis. Telefono laikiklis navigacijai, kadangi irgi keliaut mėgstu, tai su juo apie 100 km, 150 tikrai galima komfortiškai nuvažiuoti, nesukant galvos dėl to, kad ar nusės baterija ar nenusės. Aišku, kad priklauso nuo kelio dangos. Jeigu važiuosi vien miško takais, smėliais, biriais, minkštom dangom, tai greičiausiai, kad turbūt to 150 arba 100 ir nenuvažiuosi. Bet tokiais keliais tai drąsiai. Na tai šiandien mes važiuojam iš Vilniaus į Kauną. Pradžioj tikrai gavau sudėtingų atkarpų. Tempas kol kas labai mažas. Nuvažiuota dar tik tai 15 km ir baterijos jau 98%, tik tai likutis 99. Aš ilsiuosi, tai ir baterija atsigauna. Gerai. Tai ką čia dar papasakot? Stabdžiai. Čia yra hidrauliniai, su hidrauliniu skysčiu. Čia yra, reiškia, skystis pilasi, stabdžių skystis. Tai yra netrosiniai, o hidrauliniai stabdžiai. Tokio svorio dviračiui tas yra tikrai suprantama. Kad reikia jau hidraulinių stabdžių. Ir jie veikia tikrai pakankamai neblogai. Traukinys. Svoris dviračio tikrai nemažas, 41 kg. Dar prisidedant įrangos, daiktų, visą kitą, tai čia lengvai pasieki turbūt 50 kelis. Manevruoti, jeigu miško keliukais treilų, tikrų MBT treilų, tai nežinau, aš nesugebėčiau važiuoti, nes dviratis tikrai yra sunkus ir didžiulis ir manevruoti su juo tikrai sunku. Bet jeigu tokiais keliais, tai čia tikrai yra kaip tikras tankas. Važiuoji ir nesuki galvos. Į kalną lengvai užvažiuoti galios pakanka. Tikrai dėl minimo nereikia persistengti. Savo malonumui tiesiog suki tos pedalus ir važiuoji. Tai tiek apie šitą daikčiuką. O mes turim važiuoti toliau ir jau turbūt dėt biški tempo. Tikiuosi keliai leis tą padaryti, nes laikas eina. Važiuoju savo tokiu keliu, važiuoju. Vidury laukų kažkur tais. Vidury laukų, prie bėgių. Keliukas yra. Ir ženklas. Matiškės. Nei kartų nebuvęs Matiškėse. Štai ir pabūsiu. Matau labai daug gyventojų Matiškėse. Tolumoj vienas namas. Kažin ar gyvenamas. Bet štai Matiškės. Matiškės tai Matiškės. Važiuojam toliau. Gražu, tik tai, kad karšta biški. Ne biški, daug. Daug karšta. Galėtų biški trasa eit mišku, kad pavėsio biški būtų. Būtų kaifas. Turbūt važiuosim ir tokią atkarpą dabar, tai čia tuose laukuose tikrai šilta. Žiauriai šilta. Eina savo. Tai, kur toliau?
žemyn. Važiuojam žemyn. Amortizatoriai veikia. Asfaltas. Yeah. Ir ne ten nuvažiavau. Perdaryt. Bėgiai. Nekenčiu bėgių. Nemėgstu bėgių. Nemėgstu. Visai super. Važiuojam dujotiekio trasa. Kaip su keturračiu kokiu. Nu, tempo niekaip nepavyksta išvystyt. Kai tokie keliai nelabai ir palėksi. Panašu, kad mano kelionė gali užsitęsti šiandieną. Dujotiekis. Tada medžiais užvirtęs. Oi. Opa. 30 km nuvažiuota. Liko dar 93 ir kelyje praleista beveik 3 valandas. Tai 10 km per valandą su tokiais keliais. Nu, aišku, sustojimai, pafilmavimai dar laiko atima, bet panašu, kad labai lėtai sekasi. Bet smagumas. Štai ir offroado gausim. Gerai, sparnų dviratis neturi, būsim švarus. Super. Taip. Nu, dujotiekiai taip ir turi būti. Turi būti daugiau vandens dar dujotiekiai. Gal dar rasim. Kai tau lygaus kelio atkarpa beveik. Tempo. Taigi, 30 km, 2 litrų vandens beveik nėra. Laipsnių pagal telefoną 31. Biški pasirinkta šiltoka diena važiuot. Biški vargina. Nieko, toj sutems atvės. Haha. Bus viskas gerai. Varom kartu. Varom. Ne, toliau nevarysi, viskas. Nu ir gerai. Štai kokie vaizdai atsiveria. Jėga. Tai štai, draugai,
tokie va keliai pas mumis su dviratuku. 40 km jau nuvažiuota, liko dar 80 su trupučiu. Ta dujotiekio trasa tikrai vargina, batareika irgi vargsta. Tai šiam momentui 90 procentų yra likę, 39 km nuvažiuota. Tai 40, kaip ir sakiau. Bet tokiais keliais, kažin, kiek jinai čia man tarnaus. Greičio visai nėra, tempo visai nėra. Bet gal ištrūksim į normalesnį kelią ir pavyks grafiką pasivyt. Kiek čia, kokį 15 km to dujotiekiu varau. Smagu, bet jau atsibodo. Jau norisi gal tiesiog žvyrkelio kokio. Tai tikėkime, jisai greitai ir pasibaigs. Liuks. Tai turim Vievį, atmynėm iki Vievio, užsukom į Mama Maximą, nusipirkom kai ko šalto, šiek tiek atsigaivinsim, o situacija yra sekanti. Turim pravažiavę 49 km, 200 metrų, baterijos likutis 81 procentas. Ir dar važiuoti reikia 74 km. Tai jau to į pusiaukelę bus. Tie dujotiekiai tikrai tos baterijos išsunkia nemažai. Dviratis irgi nėra iš švariausių, biškį teko pasimurgdyt. Smagu. Žiūrėsim, kas mūsų laukia dar toliau. Jeigu dar dujotiekio tiek pat bus, tai su baterija bus sudėtinga. Eisim ieškoti rozetės tada, jeigu bus sudėtinga. O kol kas aš atsigaivinsiu. Ir šilta, rupus miltai. Kągi mes čia turim? Ogi turime Elektrėnus. Turime Elektrėnų miestą ir panašu, kad aš jau artėju prie pusiaukelės, nes nuvažiuota 61 400, liko nuvažiuoti 62 800. Taigi pusiaukelė. Šiaip tai šilta, tai beprotiškai. 3 litrai skysčio jau suvartota, pradėta svartoti 4 litras. Nealkoholinio mineralinio, parašyta nealkoholinis. Tai prakaitas žliaugia kaip turi būti. Tos bekelės išsunkia iš tikrųjų, kad būtų paprasti kažkokie žvyrkeliai, tai dar nieko. Bet tais dujotiekio trasom visom kažkokiais dar ir miškovežio provežų gavau. Paėmėm ir miškovežio provežas, ir dujotiekio trasą, viską. Asfalto buvo iš tų 60 km, turbūt iki 10 km, apie 10 km. Ir koks 20 km tikrai pakankamai sunkios bekelės.
Tai pravažiavus visą šitą atstumą mes dar turim baterijos 71%. Kol kas lygtais panašu, kad su elektra tvarkomės gerai, turėtų visko užtekt. Nereikės eit prašyti kibiro elektros, kada važiuoti iki namų. Tikiuosi. Bet dar prieš akį pusę kelio. O nutikt gali visko. Gerai, važiuojam toliau. Taigi, ponai ir ponios, lygiai pusiaukelė. Šiandien 700 nuvažiuota, šiandien 700 liko. Tikėkimės, antra kelio dalis bus lengvesnė. Baterija 71%. Kaip ir viskas saugu, bet nuvargau. Nuvargau galbūt ne dėl tos bekelės, kiek labiau nuo to karščio, bet jau vakarėja, saulė leidžiasi, jau gal atvės biškį. Nes karštis tai beprotiškas. 4 litras vandens eina į trasą ir nepanašu, kad tai pabaiga dar. Minam. Gražiausia. Atvažiavom prie vartų. Reikia atsidaryti. Kodėl ne su distanciniu jie atsidaro? Kas čia per netvarka? Pro kažkokius sodus pralėkiau. Gražu ir tvarkinga. Vartai. Paliekam uždarytą ir šiaušiam toliau. Mano kelias lygtais čia. Opa! Lekiam. Ir vėl laukų keliai. Vėl tempo nebus. Maršrutą gavau tikrai įdomu. Šiaip nuobodus, nieko čia vaizdingo ar gražaus labai nėra. Bet reiks susukt vien dėl kilometrų, kaip sakant. Vėl dujotiekio trasa. Mėgstu dujotiekio trasą. Panašiai kaip ir bėgius. Dujotiekio trasą mėgstu kaip ir bėgius. Kai su dviračiu važiuoju, aišku. Ir vėl laukų keliai. Kur čia kokį tau tempą išvystysi tokiais keliais? Arimai iš viso. Gerai, maršrutas yra maršrutas. O dviratininkų apsas neblogas, ką? Paprašiau neasfaltuotais keliais dviračių parvažiuoti iš Vilniaus. Neasfaltuoti keliai, prašom. Geras. Doviliukai. Bet čia kelias. Kelias, tai važiuojam. Nejaugi asfaltas bus. Eik tu savo. Kažkokia nesąmonė. Sukosi atgal asfaltas. Tik pagyriau programėlę, kad neasfaltuotais keliais veda ir štai prašau. Lekiam, gazo. Va tai va.
Štai ir privažiavom Gabriliavą. Nei karto čia nebuvęs. Nu, linkėjimai Gabrileviečiams. Gabrileviečiai. Nu, linkėjimai. Apžiūrėkim, kas čia per miestelis. Turi vaikų žaidimo aikštelę. Gražu, jauku. Ten kabantis tiltas priek, ne, laidai. Tuščia, ramu. Na gerai. Lekiam, kol asfaltas lekia. Gabriloviečiai. Kur tu gyveni? Gabriloviečiuose. Gabrilovajoje. Gabrilijoje. Kuits. Olio, šiandien nemažai asfaltų važiuoju. Gal ir gerai. O tai trasa, a? O, Dilgėlės, kaip faina. O. Fiu. Nu ką, varom? Jėzus Marija. Dilgėlės. Važiuojam. Oi. O, štai kelias. Jėga. Jau. Kaip tai taip? Eina savo. Pagaliau pavėsis. Pagaliau gal kažkiek oras vėsta. Bet šiaip tai karšta nerealiai. Nu ką. Liko 40 km, nuvažiuota 709, beveik 80. Baterijos lygiai pusė, bet baterija pradėjo greičiau sekt. Nu, turbūt, nes jau aš pavargau, šiek tiek gal mažiau minu. Tai baterija greičiau senka. Bet vis dar kilometrų mažiau negu baterijos procentų. Kas yra labai gerai. Nu ką, atsipučiam, atsigeriam ir lekiam toliau. Gal visgi tie geležinkelio bėgiai visai neblogai buvo? O gal ir ne. Nu, da 40 km. Bet batareika pakankamai greit sekt pradėjo. Jau kem 4 procentai tik tai liko. Matyt, aš pavargau. Pedalus nesuku taip stipriai. Jo. Į saulėlydį, kaip westerne. Nujojam į saulėlydį ir čia reikės titrus paleisti. Tik reikia, kad iš nugaros kas filmuotų. Man taip nesigaus. Tai va, 34 km liko, nuvažiuota 8900, baterijos likutis 39 procentai. Baterijos procentais markiai vejasi
kilometrus, kas turbūt visai negerai, bet turėtų būti čiki iki galo. Nu, nebent vėl sunkios bekelės gausiu, tai tada bus ragas. Bet jeigu žvyrai miško keliai, tai panašu, kad viskas turėtų būti gerai. O jei ne, nu tada ne. Nu, biški tempo reikia duoti. Ką apie mane galvoja mano užpakalis, tai aš jau nebesakysiu. Čia per tokius kelius atsikračiau tikrai neblogai. Nu ką, 4,5 litro bus išgerta, kai šitas pasibaigs. Liko 30 km ir 4,5 litro vandens. Nusilengvint dar nebuvau. Taip išeina, kad pasikeisiu organizme skysčius, skysti, nealkoholinį, gal ir neblogai. O odų kiek. Da tie čia manėjas. Nu ką, atsigeriam ir kelią. Tuoj bus 100 km, kolegos. 99,9. Posūkis. Štai ir 100 km ant šito gražaus posūkio. Tai liko dar nuvažiuoti 24. Baterijos likutis 29%. Važiuota 5 valandos 12 minučių. Maksimalus greitis 42,4. Vidutinis greitis 19,2. Nu visai neblogai, kaip su tokia bekelė, kurios gavau. Visai neblogai, nes asfalto iš to 100 km viskas sudėjus, maksimum 15 km bus. Tai Lentvarį pravažiuot, Vievį ir Elektrėnus. Tenais asfalto buvo. Visa kita gruntiniai keliai. Liko 23 km. Tai gera valandėlė ir namie. Oi, filmuoju, reikia mint. Taip, minu. Tai va, kolegos, 101 km ir 900 metrų, baterija sparčiai senka. Kažin kodėl, gal pavargau mint, gal silpniau minu, bet minu, žinokit, ištisai. Kažerdą trauksiu iki namų. Paskutinis gurkšnis vandens. 4,5 litro vandens padaryta. Nu, bet liko 9,7 km. Tai čia jau lengvai su vėliu, kaip sakant, prasilėksim. Liko 4,4 km. Baterijos likutis 9%. Pravažiuotas 115 km. Visai neblogai. Ant galo dar ir visai su elektra galėsiu parvažiuoti, net nemindamas. Kol kas puikiai. Štai ir asfaltas. Jau turbūt gruntiniai keliai ir pasibaigė. Bus dabar vien tik tai asfaltas. Tai ta proga. Šties kojas. Tai dadai. Ką čia reikia greičio dasidėti?
Va. Nuostabu. Likusį atstumą turbūt vieną elektrą nuvažiuosiu. Arba ne? Taigi va, su vėjeliu. Oi, kalniukas. Na, viskas gerai. Nulis procentų. 787 metrai. Na, užtrauksim į kalną ar neužtrauksim. Kai nemini batareika atšoka dar iki 3 procentų, bet kai reikia elektros jau nukrenta iškart iki 0. Paskutinis kalnas. Arba išsijungs, arba užminsim. Jau traukos iš viso nėra. Traukos jau nėra visiškai. Tai jungiam sportą tada. Bet irgi nėra. Oje. Kiek čia vatų atiduoda? 300 vatų jau tik tais atiduoda į motorą. Praktiškai nieko. Už bausmę, už likimą. Paskutinį kalną. Reiks paimti savo jėgom. Jėzus Marija. O Jėzu. Negaliu. Čia nebuvo įjungta jėga. Vis tiek 300 vatų. Paskutiniai keli šimtai metrų. Tai baterija jau rodo 0. Į ratus atiduoda iki 200 vatų, nedaugiau. Jau pagalbos nelabai yra. O mes ką? Nuvažiavom, reiškias, 123 km, tai bus 124. Važiavimo laikas 6 valandos 21 minutė. Realiai kelyje tai praleidau beveik 10 valandų. Tai čia rodo važiavimo laiką. Tai su visais sustojimais, pafilmavimais realiai 10 valandų užtrukau. Maksimalus greitis tas pats, 42,4 ir vidutinis greitis 19,4. Tai realiai pavyko parvažiuoti. Iš tikrųjų dar kokie 5 km dujotekio ir būtų man buvę batai. Čia batareika, kai tik pasibaigė praktiškai namų kieme. O taip tai būtų buvę ragas. Aišku, kokius 2-3 km ant galo galvau, kada važiuosiu, tai važiavau vien elektra ir ant greičio. Jeigu būčiau mynęs, tai turbūt būčiau damynęs visiškai normaliai. Tai va, ar pavargau? Šiaip karštis išvargino. Šiek tiek pavargau. O toliau viskas gerai. Tai iki kitų klajonių ir susitiksim kelyje. Oi, mano užpakalis. Blemba dar įsirašė. Ai, tiek to.